Jūsų vaikui ką tik suėjo 1. Atrodo, dar vakar nešiojate kūdikį ant rankų, o šiandien jis jau žygiuoja, rodo pirštu ir bando tarti pirmus žodžius. Ir kartu gali kilti klausimas, ar jis auga taip, kaip turėtų, ar nepraleidžiame kažko svarbaus. Šiandien pakalbėsime apie vaiko raidos normas nuo 1 metų iki 2. Nuo 1 iki 2 metų vyksta didžiausi vaiko raidos šuoliai. Tai laikotarpis, kai kasdien galime pastebėti kažką naują. Bet tam, kad galėtume ramiai džiaugtis tais pasiekimais, svarbu žinoti, į ką atkreipti dėmesį. Šiandien pakalbėsime apie pagrindinės sritis, ant kurių statosi visas vaiko vystymasis. Jei viena sritis stringa, dažniausiai nukenčia ir kitos. Tad jei žiūrite šį video, manau, norite sužinoti, ar jūsų vaiko raida eina tinkamu keliu ir ką daryti, jeigu kažkas yra ne taip. Norint suprasti, kas vyksta su vaiku ir kokius žaidimus žaisti namuose, reikia žinoti raidos normas. Jei vaikas vystosi ne pagal normas, vadinasi kažkokios funkcijos stringa arba atsilieka, tad pirmiausia ir reikia išsiaiškinti, kokia funkcija vėluoja ir jau nuo to atsispirti. Šioje vietoje reikia pasakyti, kad sąvoka raidos norma yra tarsi koridorius, kurio reikia praeiti. Tai nėra kažkoks konkretus taškas žemėlapyje, kad būtent čia ir dabar ir niekaip kitaip. Tai kaip ėjimas ilgu koridoriumi, kur kažkas gali susiformuoti anksčiau, o kažkas vėliau. Panagrinėsime vaiko raidos normas pagal 5, mano galva, svarbiausius punktus. Tai yra komunikacija, regimasis suvokimas, smulkioji motorika, stambioji motorika, kalba. Apie 6 žaidimą pakalbėsiu atskirai ir plačiau sekančiame įraše. Nes būtent tai yra bazinės funkcijos, kurios būtinos raidai. Jei suprantate, kad jūsų vaikas neįsipaišo į normas, pasižymėkite, ko jam trūksta. Vėliau jūs galėsite tuos požymius surinkę savarankiškai nustatyti, ar reikia ir kur reikia pasitempti. Ir jei pastebėsite, kad jūsų vaikas ne viską daro pagal savo amžių, tam yra mano mokymai, kaip prakalbinti vaiką nuo 10 iki 18 mėnesių. Juose paprastai ir aiškiai parodau, ką daryti, jeigu vaikas nemedžioja, nenori žaisti, sunku jį sudominti ir panašiai. Ir gausite konkrečių žaidimų, pratimų ir patarimų, kuriuos iš karto galėsite pritaikyti namuose. Tai pagalba, kurią tikrai gali pasinaudoti kiekviena mama. O dabar pereikime prie raidos gairių. Taigi, pradedam komunikaciją. Ką tiksliai jau turi mokėti 1 metų vaikas. Taigi, pirmas, džiaugiasi artimo žmogaus pasirodymu, tiesiai į rankas, atidžiai apžiūri veidą. Tai reiškia, kad vaikas jaučia ryšį su artimu žmogumi, kai pamato mamą ar tėtį, iš karto akytės nušvinta, plačiai nusišypso, tiesia rankas, nori būti paimtas ir jiems svarbus veidas. Vaikas žiūri į akis, stebi mimiką, nori nuskaityti situaciją, ieško artumo ir saugumo. Žaidžia su savo atvaizdu veidrodyje, linksmai įsitraukia į kukų žaidimą, su džiaugsmu reaguoja į vaiko atsiradimą, tai yra laukia artimo ir jam pažįstamo žmogaus pasirodymo, nutempus audinį nuo galvos. Iš tikrųjų, kukų tai ne tik žaidimas, bet ir suvokimo vystymasis, kad daiktai ir žmonės niekur nedingsta, net jei jų nesimato. Toliau, aktyviai reaguoja į paglostymus ir pagirimus. Verta atkreipti dėmesį, kaip vaikas reaguoja į bučinius, glostymą, ar vaikas apskritai prisiglaudžia. Mėgdžioja suaugusiojo emocijas. Pavyzdžiui, mama nusišypso, vaikas irgi nusišypso. Kartais netgi pamėgdžioja piktą ar nustebusi žvilgsnį. Tai rodo, kad vaikas pradeda suprasti emocijas ir per jas kuria ryšį su artimaisiais. Reaguoja į savo vardą. Tai pirmas ženklas, kad jis pradeda atpažinti save tarp kitų ir suprasti, jog į jį kreipiasi būtent asmeniškai. Priešinasi ir neatiduoda, kai norima iš jo atimti žaislą. Slepiasi už mamos nugaros, kai kalbina svetimi žmonės. Verkia ir nerimauja, kai pameta mamą iš akių, garsiai ją šaukia arba jos ieško. Jam dar neįvyko separacija, tai yra atsiskyrimo nuo mamos. Separacija tai procesas, kai vaikas pamažu mokosi atsiskirti nuo mamos ar tėčio ir jausti saugus net tada, kai jų nemato šalia. Tačiau 1 metų vaikas visiškai nereaguoja į svetimus žmonės, jeigu nejaučia jokio nerimo atsargumo, o atvirkščiai lenda visiems į glėbį, lipa ant kelių, tai yra labai signalas stiprus. Tame amžiuje natūraliai pasireiškia svetimų žmonių baimė arba atsargumas prieš nepažįstamus. Tai normalus raidos etapas, rodantis, kad vaikas pradeda skirti savus nuo svetimų ir suvokia saugumą, kurį suteikia tas artimas žmogus.
Jei šio atsargumo visiškai nėra, tai gali rodyti arba prisirišimo sutrikimą, arba gali rodyti emocinės raidos sunkumus. Na, trumpai tariant, tai rodo, kad vaikui dar nesusiformavo įprastos socialinės emocinės ribos, kur yra savas, o kur svetimas. Tai gali visiškai nieko nereikšti, bet reikia stebėti. Ir jei situacija per kelis mėnesius nesikeičia, pasitarti su raidos specialistu, logopedu, psichologu ar neurologu. Taigi, einame toliau. Regimasis suvokimas randa prie jo akių paslėptą žaislą. Atpažįsta savo žaislą, teikia pirmenybę tam tikram žaislui, jį visur nešiojasi, su juo miega. Tai yra vaikas jau sugeba atskirti savo ir nuo kitų daiktus. Ir savas žaislas padeda nusiraminti, būti savarankiškam. Seka akimis riedantį daiktą, bėgantį šunį, vaikštantį žmogų, sukinėja galvą, pamatęs skraidantį paukštį. Vaikas tyrinėja pasaulį. Tai yra, turi būti ieškantis žvilgsnis. Stebi, kaip statomas bokštelis. Iš toli atpažįsta artimą asmenį. Noriai apžiūrinėja ryškius paveikslėlius. Randa į kitą vietą padėtą daiktą, rodo savo arba žaislo kūno dalis, padeda du daiktus prie atitinkamo paveikslėlių, arba tai yra daiktus padeda ten, kur pavaizduota jų vieta. Tai yra vaikas jau pradeda suprasti atitikmenis, kad daiktas paveikslėliai ir tikras daiktas tai yra tas pats. Smulkioji motorika. Naudoja rodomąjį pirštą, turėdamas tikslą pakeisti suaugusiojo elgesį. Tai reiškia, kad vaikas jau ne tik mechaniškai ten mojuoja pirštu, bet daro tai tikslingai, siekdamas kažko iš suaugusio. Na, pavyzdžiui, vaikas rodo į spintelę, kur yra sausainiai, nes nori, kad suaugęs padėtų ir paduotų. Arba rodo į žaislą aukščiau lentynoje, nes pats nepasiekia ir tikisi pagalbos. Rodo į duris, nes galbūt nori išeiti į lauką. Tai svarbus komunikacijos raidos etapas, rodomasis gerstas tampa ne tik susidomėjimo ženklų, žiūrėk pastebėjau, bet ir socialinės sąveikos priemonė, kai vaikas atranda, kad gali daryti įtaką kitam žmogui, pritraukti jo dėmesį ir paskatinti veiksmą. Pavyzdžiui, duok man. Tai labai svarbus žingsnis į kalbą, nes piršto parodymas yra tarsi tiltas tarp vaiko noro ir žodžio. Apie rodomąjį pirštą yra iš tikrųjų atskiras video ir tai labai svarbus įgūdis. Naudoja pincetinį ėmimą. Ima abiem rankom du daiktus nuo stalo, muša du daiktus vienas į kitą. Tai yra tuksena kokias 2 kaladės. Perima daiktą iš vienos rankos į kitą, moka atsekti užtrauktuką. Meta smulkų daiktą į siaurą ertmę, paišo visokias makaliūzės ant popieriaus, užmauna žiedus ant strypo ir nusirengia. Einam toliau. Stambioji motorika. Geria iš puodelio neapsipildamas. Savarankiškai valgo su šaukštu, moka jį nulaižyti. Pritūpdamas pakelia daiktą, bėga 5 metrus nenugriūdamas, moka eiti atbulom. Lipa laiptais įsikibęs į turėklus, šoka pritūpdamas pagal muziką arba ten rodo rankų judesius, imituoja suaugusiojo judesius, pavyzdžiui, valo stalą, ploja katutės, visa tai yra stambiosios motorikos imitacija. Jei nėra imitacijos, vaikui bus sunku įgyti įgūdžius, jam vėlos raida, greičiausiai nekalbės, greičiausiai neatsilieps į savo vardą ir tai jau yra sutrikimas. Koks? Na, tam reikia detalesnio ištyrimo. Užlipa savarankiškai ant kėdės. Važiuojam toliau. Kalba. Taria garsažodžius am, au, tu ir pirmus žodžius vienodus skiemenim mama, tėtė, baba ir ne šiaip į orą, o į asmenį. Supranta, kad mama tai ji, o tėtis tai jis. Aktyviai mėgdžioja garsus. Važiuoja su mašinėlė pi, eina su gyvūnu, sako tap. Identifikuoja garso vietą erdvėje, supranta, iš kur sklinda garsas ir pasuko galvą net iš šnabždėjimo pusę. Tai yra reakcija į garsą. Pakartoja paskui suaugusi 2 nesudėtingus žodžius. Mama, dio, nio vauva, pavyzdžiui, noriu lauką. Ištaria visus balsius ir daugelį priebalsių. Vartoja kalboje 5 žodžius bei pavadina 4 daiktus. Aišku, žodžiai gali būti nepilni, tentyna vietoj mašinos, bolio vietoj obolio. Juos taria daugiausiai jau nuo 18 mėnesio. Naudoja įvairius garsus troškimas išreikšti, kartais pasako tai žodžiais, supranta žodžių prasmę įprastoje kasdienėje situacijoje ir nustoja verkti, kai suaugęs raminamai paguodžia.
Taigi, apibendrinant, tikiuosi, kad šis video įrašas jums padėjo aiškiau pamatyti, ką jau turėtų mokėti vaikas nuo 1 iki 2 metų. Už 2 savaičių pakalbėsime apie žaidybinę raidą. Tai bus mūsų ta 6, bet labai svarbi sritis. Jei norite nepraleisti, paspauskite prenumeruoti ir susitiksime po 2 savaičių. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.